pranešėja Margarita. Gerai, tai esu Margarita Poškutė ir mano pranešimo pavadinimas yra tikėjimo ir žinojimo dermės paieškos 19–20 amžiaus sandūros Lietuvos krikščioniškojoje filosofijoje. Kaip Alvydas pačioje pradžioje pristatė apie tomizmo pradžias, dvi tomizmo pradžias Lietuvoje, tai čia kaip tik apie matytą antrąją pradžią kalbėsiu, apie daugiau gal 20 amžiaus pradžią. Tie, kurie negirdėjo, nežino ten tų tekstų, tai yra ta filosofija, kuriam pradėta kurti lietuvių kalba. Tai lietuvių bendrinė kalba iš viso tada tik tai buvo pradėta, tik tai formavosi, nekalbu apie lietuvišką filosofinę terminiją, tai čia kalba klampi buvo, tai čia bus citatos, kurios irgi pakankamai klampios, bet aš pamėginsiu tada išversti į dabartinę lietuvių kalbą ir kad ji būtų kuo trumpiau. Be to, taip, čia kaip ir pastebėjo Juozas Seretas, kad kiekvienas laikotarpis, ar kaip jis tai įvardino, karta, kultūroje bendrai ir filosofijoje atskirai turi jam būdingų bruožų arba charakterį. Ir tą patį galim pasakyti apie 19–20 amžiaus sandūros lietuvių kultūrininkus, nes sunku kalbėti apie filosofus tuo metu. Tai, kaip žinia, minimo laikmečio tautos formavimas ir socialinė aplinka padarė itin didelę įtaką tiek bendrai inteligentų, tiek dvasininkų Lietuvoje filosofinių idėjų formavimuisi, raidai ir raiškai. Ir kadangi tai buvo jau nebe pirminis, bet vėlesnis tautos formavimosi laikotarpis, aptariamų metu intelektualai jautė pareigą aktyviai veikti, kurdami tautą. Ir čia svarbus tapo visuomenės ugdymas. Panašios nuostatos laikėsi ir dvasininkai, kurie neapsiribojo vien ganytojišką veiklą, bet savo misiją matė taip pat gerokai plačiau. Edukuoti tautiečius, pristatant ir krikščioniškosios filosofijos idėjas, diskusijas su oponentais. Ir nors toks pristatymas bei polemika dėl istorinių aplinkybių vyko neprofesionaliai, ne akademinėje aplinkoje, bet publicistikoje, tačiau čia jau 20 amžiaus pradžioje ima keisti žurnalų pobūdis, jeigu palygintume su tautinio judėjimo pradžia. Tai reiškia, keičiasi ir bendrai auditorija, kuriai pristatomos tos filosofinės idėjos. Tai kalbant apie krikščionišką pasaulėžiūrą, jos sklaidą, diskusijos buvo perkeltos iš labiau plačiai visuomeniai skirto Tėvynės sargo į specializuotą literatūros mokslo ir politikos žurnalą Draugija, taip pat moksleiviams skirtą ateitį. Šiuose žurnaluose buvo sukurtos sąlygos bręsti būsimo Lietuvos universiteto, ypač jo teologijos, filosofijos fakulteto pajėgoms. Čia dirbo Bučys, Maironis, Valiauskas, Baltarokas ir kiti. Tai šiame pranešime aš trumpai aptarsiu Adomo Jakšto, Mečislovo Breinio bei Baltaroko idėjas. Tai 20 amžiaus Dovydaičio, 20 amžiaus pradžioje lietuvių dvasininkai kūrė katalikišką filosofiją, veikiami tuo metu itin greitai gaivinamo tomizmo. 1879 metais popiežius Leonas XIII enciklikoje Eterne Patris Tomo Akviniečio filosofiją paskelbė tinkamiausia bažnyčios mokymo tiesoms pagrįsti ir tuo pačiu reaguoti į amžiaus realijas. Tai yra mokslo pažangą ir mokslinių idėjų pernelyg didelį sureikšminimą. Viena iš priežasčių, kodėl popiežius pasirinko Tomo mokymą, buvo tikėjimo ir žinojimo, religijos ir mokslo derinimas. Bendrai XIX amžiaus filosofija pasižymė ryškiu posūkiu į sistemiškumą. Buvo linkstama ieškoti visą apimančių skirtingiausias sritis vienijančių sistemų. Panašiai Lietuvos dvasininkams
amžių sandūroje scholastikos gaivinimas ir integralumo siekis, matyt, buvo patrauklus ne tik dėl to, kad buvo siekiama eiti Leono XIII nubrėžta kryptimi, bet ši nuostata kažkiek sutapo ir su bendra kultūrinė bei socialinė tuometės Lietuvos situacija, kuomet buvo siekiama vienyti tautą. Taip, scholastinės idėjos galėjo būti krikščioniško atsako į tam tikrą visuomenės susiskaldymą ir galėjo tapti priemonė vienijant ne tik lietuvių tautą, bet ir skirtingas visuomenės. Pavyzdžiui, apie tai pasisakė ir Simonas Šultė, apie kurį čia dabar nekalbėsiu. Adomas Jakštas taip pat rašė apie brolystę tarp tautų. Tačiau tuo pat metu lygiagrečiai neotomizmui vakaruose krikščioniškojoje filosofijoje ryškėjo ir kita tendencija – modernizmas, kuris pasižymėjo nevienalytiškumu. Ir nors Lietuvoje į modernizmą buvo žiūrima itin atsargiai, kai 1907 metais draugijoje Skvireckas teigė, kad Lietuvoje popiežiaus enciklikoje pasmerktų katalikų modernistų nėra, o 12 metais ir Adomas Jakštas tame pačiame žurnale kritikavo modernistinius teiginius ir pabrėžė, kad apskritai, čia cituoju, raštų su tikrai modernistišku turiniu pas mus kol kas nebuvo ir nėra. Visgi tam tikrų modernizmo bruožų galima atsekti kai kurių dvasininkų raštuose. Pavyzdžiui, vėlgi Šultė Tomą Akvinietį derino su Hegeliu. Taip pat ir tas pats Jakštas, kuris kaip ir kai kurie kiti tos kartos dvasininkai ugdėsi veikiami ne tik tomizmo, bet ir Vladimiro Solovjovo pažiūrų. Na, čia vėl matyti dėl žinomų istorinių aplinkybių, kad daug kas baigė Petrapilio dvasinę akademiją. Be kita ko, Jakštui didelį įspūdį darė ir lenkų mesianistas Jozefas Marija Joniagronskis. Pastarieji Jakštui, kaip ir Tomas Akvinietis, imponavo dėl savo teorijų universalistinio pobūdžio. Jakšto įsitikinimu būtent Tomas Solovjovas bei Joniagronskis suformulavo, parodė ne tik kiekvieno individo tautos žmonijos tikslą, tai yra tiesos, arba kaip jis įvardina, absoliučios tiesos, kuri tapatinama su gėriu siekį, bet ir pateikė metodą, kaip tų tikslų turėtų būti siekiama. Jo įsitikinimu, aukščiausi žmonijos tikslai gali būti pasiekti tik įgyvendinus pozityvinio mokslo, jungiančio specialiųjų mokslų, tai yra sociologijos, gamtos mokslų, istorijos ir kitų mokslų problemas, filosofijos ir religijos sintezę. Jakštas gana skeptiškai atsiliepė apie mokslų specializaciją ir siauros srities ekspertus, bei teigia, kad tikri, kaip jis sako, plačių pažiūrų eruditai, Jakštas tai vadino galvotojais, bet šis sąvoka apima ne tik filosofus, tačiau ir mokslininkus bendrai, tai tikri eruditai nesitenkina siauros srities tyrimais, kad ir kokie gilūs jie bebūtų. Nes siauros srities tyrimai atskleidžia tik tam tikrus tiesos aspektus. Ir tokie tikri tie eruditai turėtų siekti išsiaiškinti visą tiesą. Čia cituojant, jie trokšta viską suprasti, viską išsiaiškinti. Jakštas pripažįsta mokslo autonomiją, bet pabrėžia, kad jis nėra visiškai pakankamas siekiant tiesos. Antra vertus, panaši situacija yra ir su religija. Filosofas sutinka, kad nors religija ar tikėjimas yra labai svarbus, bet visgi ji nėra svarbiausia. Tikėjimas, cituoju, tikėjimas nėra viskas. Galima net daugiau pasakyti, kad tikėjimas nėra net visų didžiausia brangenybė. Autorius teigia, kad tiesą pažinti galima tik derinant tikėjimą su protu, o to nebuvimas veda prie negandų visose srityse. Filosofijoje, religijoje, moksle, bet taip pat ir socialinėje politinėje srityse. Jakšto įsitikinimu, nerasdama tiesos, žmonija nuklydo jo teigimu netikrų tikėjimų, siaurų filosofinių sistemų klystkeliais, pasimetė socialinėje ir politinėje suirutėje.
Panašiai kaip ir Jakštui, Mečislovui Reiniui didelį įtaką šalia neoskolastikos padarė Solovjovas, iš kurio moralės filosofijos apgynė daktaro disertaciją. Ankstyvuoju etapu Reinys taip pat keliuose draugijos straipsniuose analizuoja tikėjimo ir žinojimo santykį. Ir vėl, panašiai kaip ir Jakštas, viename iš straipsnių pavadintų pasaulėžvalgos įgijimo kelias, Reinys aiškina apie skirtingus etapus reikalingus norint įgyti, ar šiuo atveju geriau tiktų žodis suformuoti pasaulėjautą. Čia norėtųsi atkreipti dėmesį, kad bent šiame straipsnėje vartojamas žodis pasaulėjauta, pasaulėžvalga interpretuotinas greičiau ne kaip požiūris į pasaulį, bet kaip tiesa ar kaip tiesos paieška, kadangi Reinys rašo apie teisingos pasaulėžiūros įgijimą. Taigi egzistuoja tam tikras normatyvus universalistinis aspektas. Autorius laikosi vėlgi tomistinės pozicijos, kad žmogus iš prigimties esąs racionali būtybė, animal racionalia, bet savaime racionalios prigimties buvimas nesuponuoja, kad visuose žmonėse ši prigimtis būtinai atsiskleidžia. Tam reikia ir nuosekliai dirbti. Gebėdamas mąstyti, asmuo geba analizuoti tiek žmogų išorinius, tiek vidinius fenomenus ir įžvelgti dėsningumus. Savo ruožtu, atsižvelgdamas į skirtingus aspektus, humanus protas fenomenus grupuoja į skirtingas kategorijas. Taip sukuriamos skirtingos gamtos mokslų sritys. Nors Reinys pripažįsta, kad gamtos eksperimentiniai mokslai duoda tvirtą pagrindą tolesniems mokslo konstrukcijoms, nes aiškina gamtos, yra fizikinius, cheminius, mechaninius dėsnius ir reiškinius, tačiau konstatuoja, kad, čia cituojant, gamtos mokslai neišaiškina visų mokslos mįslių ir tai yra tik dalis bendros pasaulėžvalgos. Autoriaus teigimu, mokslas nėra vienintelis ir net nesvarbiausias pasaulėžiūros formavimo šaltinis, kadangi jis pateikia tik dalinį vaizdą apie pasaulį, o norint visapusio, turi būti įtrauktos ir kitos sritys. Taip, apjungiant skirtingas gamtinio ir antgamtinio pasaulio pažinimo sritis, palaipsniui atsiskleidžia aukščiausia tiesa. Reinio įsitikinimo už empirinius mokslus svarbesnė yra taip pat žinojimo ar proto kompetencija paremta filosofija, kuri aiškinama gana plačiai, jei priskiriant taip pat istorijos bei filologijos mokslus. Reiktų pastebėti, kad tarp eksperimentinio mokslo ir filosofijos egzistuoja sinergija. Reinys pripažįsta abiem šioms sritims autonomiją, tačiau pabrėžia, kad net naudodamasis spekuliatyviu metodu, filosofija remiasi gamtos ir istorijos mokslų rezultatais, juos apmąstydama ir tokiu būdu prisidėdama prie gamtos mokslų plėtros, nepažeisdama šių autonomijos, kuri neatsiejama nuo empirinių metodų padedančių šioje srityje rasti tiesą. Visgi, anot Reinio, ne tik eksperimentinis mokslas, bet ir filosofija negebanti žmogui atsakyti į egzistencinius klausimus apie kančią, aukštesnę žmonijos paskirtį, taip pat santykius tarp Dievo ir žmogaus ir panašius. Nors filosofija esą formuluoja kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, apie moralę, tačiau teologinėje šviesoje šie klausimai įgyja visai kitą dievišką matmenį. Labai panašiai kaip ir Jakštas, autorius konstatuoja, kad norint įgyti tikrą pasaulėžvalgą ar norint atrasti tą tiesą, žmogui privalu pereiti visus tris etapus – gamtos mokslų, filosofijos ir teologijos. Panašiai kaip ir kolegos, Pranas Dovydaitis tikėjimo ir žinojimo santykiai žurnale Ateitis paskelbtuose straipsniuose analizuoja mokslo, kultūros ir religijos santykį. Esminis siekis ten buvo atsakyti į klausimą, kokia yra žmogaus paskirtis. Vėlgi, panašiai kaip kolegos, atsako, kad tai turi būti transcendentinės dieviškos tiesos siekis ir aukščiausio gėrio radimas. Tiesa taip pat yra įgavusi moralinį matmenį.
Autoriaus teigimu šį tikslą pasiekti įmanoma ne tik šventajame rašte, bet ir pačiame žmoguje, kur dieviškos tiesos tampa pagrindu moralės dėsniams. Dovydaitis pripažįsta mokslo reikalingumą ir teigia, kad mokslas taip pat siekia rasti tiesą. Teisybė tai bus tik dalinė tiesa apie gamtinį, tiek išorinį žmogų, tiek žmogaus vidinį pasaulį. Bet yra pabrėžiama, kad katalikybė ne tik, kad negali nusigręžti nuo mokslo, bet žmogus net privalo užsiimti mokslu, kadangi aiškindamasis gamtos paslaptis pats tobulėja. Čia pacituosiu, kad mokslas yra žmogaus dvasios plėtojimasis tiesos link, yra stengimasis rasti tiesą ir tiesi priedermė dalyvauti moksle. Pasisakoma už objektyvų gamtos tyrimą remiantis moksliniais argumentais. Ar kaip rašoma, yra priedermė laikytis tiesos ir teorijos argumentus. Bet Dovydaitis kritikuoja pernelyg didelį mokslo sureikšminimą. Tai greičiausia yra tam tikra defensyvi reakcija į tuo metu itin populiarias pozityvistinės ir scientistinės idėjas, kurios buvo pristatomos ir pasaulietiškoje lietuviškoje periodikoje ir su kuo labai intensyviai diskutavo tuo metu dvasininkai. Anot Dovydaičio gilinimasis į gamtą turėtų atskleisti, kad kai kurios būties sritys yra prieinamos tik tikėjimui, bet ne protui. Dar daugiau, yra mėginama nors gana dirbtinai parodyti, kad tiek mokslui, tiek religijai būdingos abi kompetencijos, nors ir ne vienodu stiprumu. Nors, kaip minėta, teigiama, kad moksle svarbiausia žmogaus dalyje yra protas, kuris panašu apima ir empirinį patyrimą, eksperimentavimą, bet pripažįstama, jog individas nėra pajėgus pats ištirti visų reiškinių ir procesų, todėl turi remtis kitų liudijimais. Ir va čia įvedamas terminas tikėjimas. Mokslininkas turi įtikėti kitų mokslininkų gautais rezultatais, bet akivaizdu, kad šiame kontekste tikėjimu laikomas pasitikėjimas. Dovydaitis, panašiai kaip ir Jakštas, teigia, kad mokslinis pažinimas nors ir gali paruošti kelius link transcendencinių klausimų, nebūtinai link to veda, nes kai kurie tyrėjai specialistai užsidaro savo tyrimę nelyg vorai savo lizde, nenorėdami peržengti savo tyrimų srities. Arba gali būti einama dar toliau, kadangi teigiama, jog žmogus iš prigimties esąs animal religiosum, todėl net atmesdami transcendenciją ateistai susikuriantį savo ateistinę religiją. Taip, Kontą sudievinantį žmoniją, Nyčė iškėlė antžmogį, tai panašiai ir minėti ekspertai greičiausiai per daug sureikšmina savo tyrimą. Bet lygiai taip pat ir religija neturi būti grįsta vien racionaliu tikėjimu. Dovydaitis griežtai kritikuoja nuostatą, kad krikščionybėje racionali argumentacija nereikalinga. Sekdamas popiežiaus Pijaus X encikliką Pascendi Dominicki Gregis, kuria buvo pasmerktas modernizmas, krikščionišką filosofiją mėginęs atnaujinti ir kitais šaltiniais, Augustinu, Dunsu Škotu, Dovydaitis kritikuoja protestantų teologų Liuterio, Kalvino intelektualizmą ir jausmo suabsoliutinimą tikėjime, bei teigia, kad tokiu būdu tiek filosofijoje, tiek tikėjime atveriamas kelias subjektyvizmui. Ir Dovydaitis, kaip ir kiti neotomistai, kritikuoja Kantą, kuris Dievą paverčia praktinio proto postulatu, kai jo buvimą padaro priklausomą nuo subjektyvios autonomiškos valios. Subjektyvizmu yra kaltinamas ir Šleiermacheris, be to į diskusiją yra įtraukiami ir žurnalo skaitytojai, kadangi straipsnis publikuotas moksleiviams skirtame žurnale, todėl kritikuojamas ir skaitytojų laiškuose vis pasirodanti pozicija, kad tikėjimas be klausimų yra pakankamas, kad pakanka vien tik tai tikėti. Tai Dovydaičio teigimu Dievo pažinimas pirmiausia yra proto aktas.
Be to, antgamtinės tiesos turi būti paremtos loginiais argumentais, o ne dogmatiškai teigiant jų būtinumą. Taigi, Dovydaitis buvo įsitikinęs, kad tiek mokslui, tiek religijai yra būdingos abi proto ir tikėjimo galios. Pripažįstama, kad teologai ir filosofai religiją grindžiantys jausmais visgi yra iš dalies teisūs, bet jo nuomonė jausmų suabsoliutinimas yra ydingesnis kraštutinumas nei puolimas į kraštutinį intelektualizmą. Tačiau bet kokiu atveju, sekant tomistinę tradiciją, yra siekiama proto ir jausmų, mokslo ir religijos sinergijos. Ir apibendrinant, tai viena iš esminių tomizmo temų tikėjimo ir žinojimo santykio analizė buvo aktuali ir 19-20 amžiaus sandūros Lietuvos krikščioniškai filosofijai. Nepaisant vyraujančio tomizmo, Lietuvos dvasininkų intelektinėse paieškose atsispindėjo ir modernizmo tendencijos. Kai kurie autoriai, tokie kaip Jakštas, Reinys, derino tomistinę tradiciją ir su kitomis filosofinėmis kryptimis, įskaitant Solovjovo filosofiją. Ir tai rodo, kad Lietuvos krikščioniškoji filosofija šiuo laikotarpiu net ir laikydamas bažnyčios doktrininės linijos nebuvo visiškai monolitinė. Kalbant apie tikėjimo ir žinojimo santykį, Jakštas ir Reinys pabrėžė mokslo, filosofijos ir religijos sintezės svarbą, kadangi tik suderinus tikėjimą su žinojimu, religiją su mokslu, įmanoma pasiekti aukščiausią, tai vadino absoliučią ar dievišką tiesą, kuri užtikrina ne tik žmogaus integralumą, bet ir vienyje žmoniją. Panašios pozicijos laikosi ir Dovydaitis, teigdamas, kad tiesa ir gėris pasiekiami tik suderinus tikėjimą ir žinojimą. Be to, siekdamas dar didesnės harmonijos, jis šių kompetencijų ieškojo ir kiekvienoje gamtinės ir antgamtinės tikrovės pažinimo srityje. Ir visų trijų autorių pozicijose vyrauja įsitikinimas, jog mokslas nepajėgus suteikti galutinio atsakymo į žmogaus egzistencinius klausimus. Tačiau yra būtinas kiekvienas iš tiesos paieškų etapų. Filosofija savo ruožtu interpretuojama kaip tarpinė, konceptualiai integruojantis sritis, o teologija laikoma kaip aukščiausia pažinimo instancija, suteikiančia transcendentinę ir moralinę perspektyvą. Ačiū. Ačiū.